Klausau. Sveiki. Sveiki. Skambinu dėl kabelio. Taip, minutę aš paduosiu. Paduokit, pysi. Taip, prašau. Pysi dabar prikola kunigo, na, žiūrėk. Alio. Sveiki. Labas. Aš skambinu dėl paslaugos už paramėlę. Dėl ko? Paslaugos už paramėlę. Paslaugos už ką? Nesupratau. Už paramėlę. Nu, radau skelbimą, įsikėlus yra moteris, tai skambinu jum pasiklausus dėl kainų. Jūs Aš suteneris? supratau, bet žinau, kad aš biškai paisiai į šalį nesupratau. Dar kartą pakartokit. Paslaugos už Paramėlę. paramėlę, kas čia nesupratau nieko visiškai. Tai jūs kaip, Paslaugos už paramėlę. jūs kaip Nelabai ir supratau. suteneris, ne taip? Taip suprast. Kaip sakot? Jūs kaip ir suteneris, taip? Koks suteneris? Nu, parduodat, taip, žmogų ar kaip? Kokį žmogų parduodam? Ne, čia rašo 30 minučių pašokt, 100 eurų, 60 minučių, 200 eurų. Visą gerą. Ne, tai čia jūsų... Suka! Klausau? Sveiki. Sveiki. Galima būtų ateit. Taip, galite atvykti. Kas įeina? Galimas erotinis masažas, galimas seksas. O kas domina? Seksas. Taip, galima. Tai ne klasikinis, oralinis, valandėlė 200 būtų, jeigu, sakykim. Galima oralinį ir seksą padarinti. Taip, oralinis, klasikinis eina. O klasikinis tai koks? Doggy style. Įvairios pozos galimas. Kaip sakau? Taip, įvairios pozos. Ok, o tai kiek kainuotų? 200. 200 eurų? Kiek čia laiko? Jo. Valandėlė. Valandėlę, klausyti, aš pasismaros buvau, jūs Laura, ne? Taip. O tai klausykit, būtų įmanoma, gal tada masažą, oralinį ir seksą gal. Jo, galima. Tai kiek čia būtų viskas? Nu, Viename. tai valandėlė 200. Masažą galima tą patį įtraukti. Jeigu jūs norit ilgesniam laikui, galima tartis, tada pagal laiką kaina priklauso. Tai klausykit, jeigu buvo, gal galima nuolaidėlę? Kaip sakote? Jeigu buvau, jau gal galima nuolaidėlę? Aš netaikiau nuolaidėlę, nepykit. Ne? Ne, 200 būtų. Bet galime ir masažai tą pačią kainą. O jūs šiaip vartot kažką? Atsivešiu. Ne. Aš galėsiu prie jūsų pavartot? Narkotikų ne. Ne O narkotiko, jeigu ten alaus ar vyno, tai galima. Tai gal irgi atvežt alaus ar vyno. Nu, man nereikia, nebent, nu, nežinau, jūs ten norit iš kompaniją, tai simboliškai galiu ten taurę. Tai aš visą nakčiai galvoju paimtis. Nakčiai 1200. Nu, tai laisvai, be problemų. Gerai, galima. Tai bus galima? O tai Jo, kas bus įeis galima. nakčiai? Tai bendravimas, masažas, seksas. Visą naktį? Na, iki paryčių, iki kol norėsit jau įtmegoti. O tai jeigu nakčiai atvažiuosiu, galėsiu kažką, tai pasiimt pavartot dar. Narkotikų ne. Ne, aš sakau alaus, vyno. Alaus vyno galėsit, jo galėsim atsigerti. Supratau, tai gerai, tada laukit manęs, koks adresas būtų. Čia būtų prie Supratau, Maksimo ačiū, viso gero. taško. Paskui pizdabu. Taigi aš buvęs ten seniai, kur, žiūrėkit, aš jums parodysiu video, na, taigi prikolinau, na, atsimenat, na, kai aš buvau, karočią kažkas žiūrėjau, ar ne, streamo, karočią. Karočią, kai aš buvau nuvaręs. Čia ta pati boba, na. Žiūrėkit, na. Tai parodysiu video, va, blėt. Žiūrėkit, na. Va, žiūrėk. Žiūrėk, jis į balniko. Ai, tada. Oralinis seksas, aš tu kodų, karočią, visai nakčiai, na. Tai tu primės, seniai. Buvo toks bairis, nahui. Aš ten sėdžiu, karočią. O pas karo babkės visos, na. Nu ir sakau, karočią, nelabai turiu prie savęs dabar. Sako, tai ką, aš tipo nemokamai, kas aš to tokia, na, taip, nelabai galiu kažką atnešti. Eik! Kaip nuėjau, taip ir negrįžau, na. Sveiki. Klausykit, skambinu dėl kemperio nuomos. Taip. Kiek būtų depozitas? O kuriam čia laikui? Savaitėj kokį galvoju. 500 jau. 500, jo, tai klausykit, o, bet čia matau jisai toks biškis sovietinis, ne? Koksai? Sovietinis biškis toks. Kaip su sovietinė? Nu, toks senesnis, ne? Žinau, 9-10. Kaip ten tos sėdynės, normaliai viskas? Nu, jo, viskas. Matot, aš noriu pakeliauti, aš dėl to ir skambinus toks jau pagyvenęs atrodo, aš nežinau, tai čia taip ir atrodo, kaip nuotraukose. Nu jo, ten ta spalva gal tokia įdomi. Nu, tokia jo, tokia įdomesnė, žinokit, man tokie nu, bet žiūrėkit, tai pavyzdžiui, ten paderinti depozitą į 300 galėčiau paimti savaitį. Ne, dėkui. Ne?
Tai yra jo iš tos panašią kainą ten naujesnių yra. Ne, tai va aš apie tą ir šneku, žinokit, kad ten aš realiai galėčiau naujesnį paimti, o tai ko jis toks brangus? Nu, tokios kainos, nu. O klausykit, išeitų 498. Davai, pasiskambi kažkur gerai kitur. Ne, tai taip, aš tiesiog noriu pasimti tą kemperį, tai ką jis į kurą numetė? Pašolti. Jūsų tokiais kemperiais į senį, na, savo nepagarba. Seničiuos ima, kiek jis ten sakė? Kiek jis ten ima, blė, depozito 400, nahui? Kai aš galiu paimti premium, nahui, realiai už ten realiai panašų depozitą, nahui. Turim štai tokį kemperį. Kemperis atrodo kol kas visai padoriai. Paskambinsiu, paskui pasiklausim, pasižiūrėsim, kaip atrodo vidus. Gerai, turim 400, užtenka B kategorijos, gerai. Dujinė viryklė, čia jau matau, kad bus sovietski, nahui, jau matau, blėt, išmatavimais, hujavimais, viryklėm, nahui, aš jau matau, kad čia bus, karočią, jau bus. Parodė, kaip atrodo vidus, nahui. Ai, ne, seniai, tai rimtas, pala, reikia pasisuk. Klausau. Labą dieną. Sveiki. Skambinu dėl kemperio. Taip. Būtų laisvas savaitė. Nuo kada žiūrint ir koks kemperis domina? Kiek žmonių keliautų? 4. Ir matau, čia žiūriu nuotraukas su kojom. Čia įeina kojas kažkokios ar kaip? O kur jūs matot nuotraukas su kojom? Nežinau, pėdas matau, aš nežinau, čia tipo, aš nelabai suprantu, matot, aš dėl to ir skambinu pasiklausti. Aš nelabai žinau, apie kokias jūs vat kojas, ką turite omeny, o kokią jūs ten tą nuotrauką matot? Nu, aš matau pirštus, kojas ir langą. Aš noriu suprasti, tiesiog žiūriu, noriu pasimti tą kemperį savaitį, pakeliauti po Lietuvą, bet aš nežinau, čia tos kojos aš nelabai suprantu dėl ko. Nu, aš nelabai žinau, apie kokias jūs čia kojas kalbat, ką jūs ten turite omeny. Nu. Ar čia kur markizė įsideda? Čia, žodžiu, kojos pirštais raudoni, pėdos, raudoni nagai. Kur per langą matos? Nu, kažkas iš medžio nufotografavęs, aš nežinau čia. Aš ir dėl to ir skambinu pasiklausti, čia taip normaliai, čia ne, nes aš noriu pasimti, visai patiko jūsų skelbimas. Nu, tai čia priklausomai, ką jūs norit, kokį kemperį išsinuomoti. Tai aš norėčiau išsinuomoti, čia aš nežinau, kaip iš čia, neįsivaizduoju, palaukit, to pažiūrėsiu. O kiek žmonių keliauja? 4. 4. Jo, o kas keliavo ten? Nežinau, negaliu pasakyti, kokią jūs ten tą nuotrauką matot, kas ten keliavo. Žodžiu, aš matau manikiūrą, raudoną pėdas, aš nežinau, tai ir klausiu, nes čia kažkaip įdomi, tiesiog dėl to ir skambinu pasiklausti, norėčiau paimti savaitį tą kemperį. Tai žodžiu, aš galvoju, gal tą su tom pėdom paimti. Tai jums kas jame patiko, kad langas ten gali? Ne, aš noriu su pėdom paimti kemperį. Tai su pėdom, tai žiūrint, kokios tos jūsų pėdos bus, tai ir matysit pro langą. Ne, tai taip, bet aš apie tą kemperį, aš nežinau, matot, tų markių kemperių, tai va ten, kur yra su pėdom, su manikiūru raudonu. Jo, nu tai užeikit į vipkemperiai.lt ir matysit, kokie kemperiai. Tai čia bus tada Elnar Baronas. Kaip sakau? Užeikit į vipkemperiai.lt Taip. Ir matysit tą kemperį būtent. Jeigu jums reikia būtent to kemperio. Palaukit, to sekundę. Va, radau, žiūrėkit, tai dabar čia į šitą numerį skambint, ar ne? Nu, taip. Tai klausykit, va, man reikia kemperio, tai čia vėl 100 nuotraukų, bet aš matot nesuprantu, va, tas su pėdom man, nes aš pažiūrėjau ir visą vidų, viskas kaip ir patiko man. Nu tai gerai, tai laisvas šitas kemperis. Ai, tai žinot, apie ką šneku? Taip. Kiek būtų depozitas? 1000. 1000? Taip. Danu nafik. Rimtai? Taip, už visus kemperius 1000 eurų eina depozit. Aš galvau, 100 koks, ne? Nu ne, tai jis to lygus frančizai. O tai jeigu aš, aišku, turiu klausimą, tai aš pasiimsiu už to 1000, ne? Tai klausykit, paskui, kai ten kažkas apsivems viduje, ten kažką aš jau net gausit užduotą? Nu tai už valymą tada reikės susimokėti, jeigu kažkas apsivems. Tai tipo iš užduotą skaičiuosit, ar kaip? Nu tai taip. Supratau. Tai man tada gal kaip ir būtų visai puikiai rezervuoti tą su pėdom kemperį. Markės, nežinau, tiesiog sakau pagal pėdas. Aš nežinau, nuotrauką matau pėdas, raudonas manikiūras, kojų, aš nežinau, čia jūsų gal kojas, aš nežinau net. Tiesiog geras kemperis, atrodo. Nežinau, pagal ką jūs čia sprendžiat, bet žodžiu, jeigu jums reikia kemperio, tai atsiųskit savo vardas, pavardė, adresas, gimimo metai. Atsiųsim sutartėlę, galim dar kažkas nepatiks, kažkokie niuansai. Ne, tai niuansų nėra, žinokit, tai aš tiesiog, aš kai neskiriu tų markių kemperių, tai sakau su pėdom tas, su kojom. Nu tai aš ir sakau. Ateis kojos, paims skolą ir viskas. Ar kaip čia bus? Aš matau, čia toks kaip ir namiokas iš tos fotkės ir kas. Gerai, jums kemperio reikia ir čia prie nuotraukų prisikabinot, aš jau nebelabai suprantu. Ne, tai man reikia tik kemperio su kojom. Nu tai kokios jūsų kojos gulės toks ir bus.
Ir kur jūs ten ir kaip gulės. Nežinau, aš tai be kojos vienas, tai aš dėl to ir skambinu. Tai aš, matot, tiesiog skambinu dėl kemperio. Nu tai gerai, jūs jau čia kažką šiaip bajaruoja. Nesupratau, tai aš realiai pasiskambinu pasiklaus, bet nu gerai, supratau. Žiūrėkit savęs tada. Alio. Uznai, senis, taigi kemperiai iš 1000 eurų palikti durnas. Čia tipo tokių visos tipo kemperių kainos tokios. Bais, senin. 9 eurų, blėt, picotas nahu. Tai jo, bet aš, nu, ne štuką noriu sumokėti eurų depozitą, senin. Bent picotą, nah. Už padorų, senin. Už picotą man siūlo va tokį, nahui. Kemperį. O tokį šitą siūlo. Seniai, čia kaip kur aktų salėj, nahui, kur susėdus, nahui, blėt, mokyklos žiūrės spektaklį, blėt. Aktų salės kėdės kažkokios, nahui, ir, blėt, stalai, blėt, mokyklos amžiaus, nahui, gyvenę. Čia realiai, what the fuck, nahui. Ir televizorius įkabintas, nahui, čia pažiūrėt visiems mokiniam, nahui, ten pasperes lygtis, nahui. Štų sakau, seniai, what the fuck is that shit, nahui. Alio? Sveiki. Sveiki. Skambinu dėl kačiuko. Dėl kurio būtent? Dėl to naujo. Juodas, baltas. Naujo. Nu, juodas, baltas, širdelių užtiesalas, kemperis, kas čia? Ai, balkonas. Ne tą numerį davė. Tai yra, nu, įskelbimai rašė ne tą numerį. Čia ne mano globotinis. Aš galiu būti Aš globotiniu? jums prašau. Ar aš galėčiau būti globotiniu? Sakau, tas kačiukas nėra mano globotinis. Tai taip, tai jūs vis tiek pažįstate jaučiu. Aš jums atsiųsiu numerį, moters, pas kuri dabar turi tos, ten katytė bus. Tai aš matau, jo. Čia jūs jo. Vilniuje ar kur ranatės? Prašau? Kur ranatės jūs? Čia Gedminų gatvė jinai gyvena. Kur? Kaip sakau? Gedminų gatvė. O čia kas? Koks čia miestas? Klaipėda. O, kurva. Atsiprašau. Viso gero. Viso gero. Viso gero. Davai, nu. Sveiki. Alio. Sveikas. Klausyk, dėl Dobermano skambinu. Klausai dėliai. Čia tie dideli ar čia tie kitokie biški? Nu ką, žinau, dideli, kokį kitokį nematė. Nu, aš matęs tų pinčerių, bet kur apgavinėja, kad ten maži yra. Nu, blėt, nematęs, taip, aš žinau, painas apie... Cinanahui, blėt. Aš, žinai, prikolinu irgi čia, blėt, paskambinęs pohui, bet tiesiog skambinu paklaus, žinai, dėl to Dobermano, blėt. Čia kaip jį galima paimti, negalima, na, būtų tučios šiandien. 19 dieną galima paimti, rytoj tik tai sučipuoja ir paskiepinau. 19 dieną lygiai 2 mėnesį, tada bus galima paimti. Na, tai klausyk, jie nahui normaliai užaugia ar nichuja, blėt? Blėt, nahui normaliai užaugia. Tai, karočią, 19 dieną iš vis, blėt, bus gerai. kada bus nahui užaugia gerai? 19 nahui dieną turėtų būti gerai užaugia. Tai čia už 10 dienų, ne? Kur tai laikyti nori tą šunį? Tai, blėt, namie, nahui, nežinau, turiu hatą, karočią, tai bibižinau, noriu kažkokios, tai, žinai, biški ramybės, nahui, pagloti šuniuką, nahui, po streso ir panašiai, blėt, ką, žinau, noriu pasiimti šunį, tiesiog. Patelės ar paitino nahui nori? Tai, blėt, bakūro, aišku, blėt, kas iš to, blėt, patelė į baną, nahui. Tai atvažiuoju, kai nori nusirezervuosi, jau 19 dieną pasimsiu, nu. Tai gal haliavai kažkaip tada Dobermaną duotum, nahui? Blėt, čia neaišku, nahui, kodėl ne, nahui. Bazaras? Gal dar ir man atvežu haliavai, paimčiau kaip 20. Vo čia tai jau tema, seniai, tai kiek paimtum? Tik sakau, kiek vešiu, tiek paimsiu, bet ne pinčerių kokiu atvežku, Dobermanų normalu. Ne, aš nekėjau ne apie išvis, ne apie šunys. Gerai, dabar normaliai, įsipisnėjant, tai davai, neįsipisnėjant, tai kalbėk normaliai. Ne, tai jo, tai bazaras, dėl to ir skambinu, aš išgirdau, kad tipo, ble, čia kažkaip taip ir taip bazaras einant, tai pohu galvoju, irgi aš nekėsiu laisvai, ble, žinai, atsipalaidavęs, na. Kaip šauksi, taip pat minėjau. Tai klausyk, tai yra tų bahuriukų, ne? Picotas? Yra dar 4. O tai tas odegas jūs trumpinat ar nichuja? Ne. Supratau, tai reiks pačiam nahu nukapot, nejaučiu. Nežinau. Ne, nu tipo kaip ten daro, kaip ten veikia tas visas procesas. Nieko, kokiam kalbom net nekalbu šios. Ai, neįmanoma tyvo? Nežinau, nieko nesuprantu. O tai čia jūs parduot ar ne? Tai aš? Tai pavogti čia šunys, ar kas? Jo? Ne, rimtai klausiu, normaliai. Atrio laiko šūdą aptarės. Tai, blėt, tai seniai, tu parodai Dobermanas, nahu, tai kaip suprasti, nežinau nieko. Bibi žino, seniai, what the fuck, nahu. Nieko nežinau, nahu, karočią, davai. Pripizdinę Dobermanų, karočią, nahu. Ne, nu, seniai, nu, irgi kitaip. Labą dieną. Labą dieną. Skambinu dėl skalbimo mašinos. Taip. Kaip jinai veikia? Veikia, tik būna kartais pastringa kažkas ir ne iš pirmo karto įsijungia, bet šiaip jinai išplauna viskas gerai. Šiaip plauna normaliai, ne? Jo, plauna normaliai. Ten kraują viską išplautų? Kaip? Kraują viską išplautų, ne? Pakartokit, neišgirdau. Sakau, kraują įmanoma išplauti, ar nelabai? Kraują, nežinau.
Nematot, aš tiesiog noriu praplauti kraujo, pas mane neskalbė kraujo, tai vat, noriu pasikaus, gal pas jūs paimti. Aš turiu irgi elektroluksą, tai vat, galvoju pasiimti pas jūs tokią pačią. Nežinau, gal skalbimo mašiną, kaip skalbimo mašiną, nežinau, negaliu pažadėti. Jeigu jūsų neišplauna, ne faktas, kad ir šitą išplaus. Man matot, reikia kuo greičiau panaikinti tą kraują, tai aš vat galvoju, kur čia prasiskalb. Tai miltelis pabandykit pakeisti. Nu, tai gal paimsiu, tada iš jūs tą skalbimo mašiną praplauti. Atnešiu atgal, gerai paskui. Kaip? Galima nuomos paimti pas jūs tą skalbimo mašiną? Jo, nuomos 500 eurų. 500 eurų nuomos? Jo. Tai tiksi man 500 eurų nuomą? Na jo. O jūs turit kaip ją pravalyti paskui? Dėl viso pikto. Nelabai nekompensuosiu. Tai utilizuokit iš karto. Ai, tai gerai, tai jūs kaip ir O koks čia, kur čia būtų, reiktų privažiuoti? Ar kokį žinutę, kad parašyt man? Jo, galiu. Tai žodžiu, man reikės jos 2 parom. Žodžiu, turiu, reikalų čia namie. Gerai. Tai tiktų? Aš dar galėsiu užmesti 200 nešvarių. Gerai. Tinka? Jo. Tai atsiųskite SMS tada. Praplausim. Gerai. Iki. Gerai. Taip ir randy, karočią partnerį, karočią in crime, Karočią čiūvas sako, pohui, 500 ir pohui. Įmu ant savęs viską, karočią. Gali išsiplaut kraujo, Ką jie parduoda, aš tai vahui, seni, kas čia, ne ką jie pardavinėja, tai čia nenahui, seni. Tai prasme, kas čia, Kas čia, blė, seni. What the fuck, Klausau. Sveiki. Sveiki. Skambinu dėl podo. Kaip? Skambinu dėl podo. Dėl to puodo, taip? Taip. Ar jau jisai kabo, aš ką tik pakabinau? Jo, kabo jau. Gerai, tai ką? Pas man irgi kabo vienas, tai vat noriu paklausti, ar būtų galima išvirt ant bleacherio ten. Kas yra? Sakau, pas man irgi kabo vienas, tai noriu išvirt, tiesiog. Ką išvirti? Tiesiog, ir jis gerai verda. Tai gerai, 7 litrų. 7 litrų, tai kiek čia išeina, kaip ten verda mėsa ir panašiai normaliai? Tai normaliai, jo, jeigu ant dujinės plytelės. Jo, pas mane plyta, žiūrėkit, bet man reikia išvirti viską, tai aš vat galvoju, tai verda normaliai šiaip, pagal viską. Jo, labai normaliai. Tai čia mano mama naudojo, jinai virdavo mėsą ir šaltieną ir visą kitą. Žmogieną įmanoma būtų? Paimti norit, jo? Jo. O kuriam jūs rajone gyventi? Jo, į Vilnių. Kai aš taip pašilaičiu. Tai Bet aš atvažiuočiau. penktadienį būsiu Pavilnyje, ten netoli važiuoti. Tai aš galiu atvažiuoti irgi. Man reiktų žmogieną pravirti, vat, paimčiau. Ką pavirti? Podą. Jūs esat sveikas? Ta prasme. Žmogieną virsit. Ne, sakau, podą atvažiuoju paimti. Tai jūs kur norite atvažiuoti? O tai palaukit, aš nelabai supratau. O tai prie ko čia žmogieną, aš kaip ir nieko nesakiau, kas gal blogai žinom vis kitą. Gal man pasigirdo, nes aš jau pagyvenusi moteriškė, tai žinau. Ne, tai jo, gali būti. Ta poda, tai realiai, tai gal tada galėčiau paimti iš tikro, žmogienai pravirti. Tai va, jūs dabar ką tik pasakėt. Nesakau, aš žvėrinė gyvenu tiesiog. Tai aš žvėrinė ar naujinė? Tai naujoji, bet tai būčiau žvėrinė, kai reiktų. Tiesiog gal arčiau būtų. Tai arčiau būtų, bet tai aš pašilaičiuosiu, tai jūs galite atvažiuoti iki pašilaičių? Tai taip, tai galiu. Galiu, aišku. Kada jūs galite atvažiuoti? Rytoj jūs galite ar nelabai? Rytoj galiu, irgi į kavą. Tai gerai, tai reiškia, tada rytoj gal derinam, tada aš pravirstu uogienę ir normaliai bus. Tai jūs tada, jūs rytoj man tada paskambinsit. Jo, tai tada derinam rytoj žmogieną ir uogienę. Uogienę. Gerai, iki tada. Jo, iki. Sveiki. Sveiki. Skambinu dėl garso pulto. Taip. Klausykit, tai studijų gerai veiktų? Kaip sakote? Studijų gerai veiktų? Neišgirdau, atsiprašau labai. Žinai, esi gerai zertų? Ar gerai, kas? Studijų gerai veiktų jūs? Ai, studijoje? Esi, jo, aš yra paimti sieną. Viskas tvarkoj su juo yra. Tik tiek, kad yra keli kanalai, kurie kažkaip įdomiai keistai pakimba. Kokie 3 kanalai yra, kurie pakimba, bet paimi, ištrauki. Į įėjimą vėl įkiši, jisai vėl veikia. Kaip kondensatoriai nepatikrauna, kaip kas, tai toks įdomu, toks senatvės galbūt požiūris, nežinau. O šiaip... Jis ir gerai būtų? Kaip? Jis ir šėtų, tai gerai normaliai būtų, ar nelabai? Nesuprantu, ką sakote. Trukinėjo labai čia, jis gerai būtų, jeigu paimčiau jisai ir 4 kanalą. Trukinėja labai garsas, kaip sakėte? Aš sakau, gerai jisai išeitų ir nelabai. Ant scenos? Ant scenos išeitų, jis padarytų 4 kanalą, čia gerai išeitų ar nelabai jis? Nelabai suprantu, ką sakote.
Alio, ar girdite mane? Dabar gal palaukit. Tuoj einu, išeisiu iš rūsio, palaukit. Tuoj nueisiu į balkoną, sekundę. Sveiki. Ar normaliai girdžiuosi dabar? Dabar girdžiu, taip. Klausykit, noriu išleisti... Žinot Malinauską? Malinauską? Paulinauską. Paulinauską, ne. Distreką noriu padaryti, tai veiktų 4 čanelis jam. Kurie prasme, tai yra normalus analoginis. Noriu paimti šitą, palaukit, čia vėl. Koncertinis. Kaip sakau? Jis yra koncertinis, analoginis garso pultas. Analog? Taip, analoginis. Palaukit, tai aš dėl pulto skambinu. Dėl Soundcrafto. Jūs dėl Soundcrafto skambinu? Jo, ne dėl analogo pulto. Aš dėl Soundcrafto. Taip. Ai, ten pataikiau, normaliai? Taip. O tai koks jis yra ten? Kaip sakote? Koks jis ten yra? Nu, jisai analoginis? Analoginis, taip, analoginis, neskaitmeninis, analoginis, taip. Ai, analoginis, aš man pasigirdo analą pasigirdo, aš dėl to ir klausiu, žmogus vėl gal net ten paskambino, žinokit. Analoginis. Jo, supratau, pasigirdo analą kažką. Tai klausykit, kaip jis ten gerai veikia ar nelabai? Nesakau, kokie 3 kanalai, jie kažkaip įdomiai pakimba. Nežinau kodėl, nesigilinau, nes paskui jau perėjau ant skaitmenos. O taip, tai visi kanalai kiti dirba gerai. Tai kaip ir viskas pareikia, taip kaip sakoma. Taip. Bet vis tiek, kad jį reikės pasimti, nes jis yra labai sunkus. Jo, nei ten per paštą, niekur ten, nežinau, neišsiusijojau. Tai Malinauskas sakė, atneš man iki mašinos, tai kaip ir normaliai. Kaip? Malinauskas atneštų man, sakė. Tai gerai, jeigu jisai netoli Klaipėdos gyvena kažkur, tai jokių problemų. Jo, sakė, paskambins pas Malinauskas, susirašys ir atveš man iki Vilniaus. Tai gerai. Jokių problemų, sakau, man. Skirmantas, žinot? Garso režisierius jisai, bandau prisiminti. Jisai? Labai girdėt. Jisai šitas, politikas. Skirmantas Malinauskas. Žurnalistas tas? Hui znait, tas pats, jis sakė atveš man iki Vilniaus. Gerai, tegul skambina. Tai tada jis tau paskambins, gerai? Dėl pulto. Gerai. Iki. Ten dėl to kanalo jam paaiškink ir analoginio. Ir tada normaliai. Gerai. Gerai. Davai. Alio. Sveiki. Skambinu dėl traktorius. Taip. Veža? Pakartok, neišgirdau. Veža? Ką veža? Daiktus. Veža? Man reik pravežti su jo, o čia kuriam čia rajone būtų? Šilalė. Klausykit, o tai karvių iškasotų veža ar nelabai? Kilptų? Kur kas veža, nieko nesuprantu. Karvės. Nesupratau tavo klausimą, žinau. Klausykit, o dugnas neišpūvęs, tada kitaip paklausiu. Neišpūvęs? Viskas gerai bus ten. Žiūrėkit, turiu dar vieną klausimą, tai kiek jis kilogramų veža? Kažkur net čia pataikai, kas veža? Traktorius. Traktorius kiek kilogramų veža? Kiek užšausi, tiek įveši? Tai man reiktų pilno bloko karvių, tai čia paveš tiek? Paveš ką, žinau, aš nevežu jų, aš parduodu traktorių. Tai o priekabai užkabinsi, tai kaip eis, neis? Tai taip, jis tam ir yra. Tai kaip, tai panašiai kaip krilų busas, nejaučiu? Greičiausiai. Tai realiai krilų busą paimčiau, tai žiūrėkit, iš Šilalės į Vilnių parvažiuoti būtų įmanoma? Nežinau, aš žinok nevažiuoju. Aš nupirkau jį, užkūriau, pravažiavom, važiuojantis ir viską. Tiek tai žinau. Bet jau labai prastai atrodo, žinokit, kiek jis norėtų žį? 800. Jūs juokauja turbūt. Nejuokaujam, pasižiūrėk kainas, ras pigiau. Ne, mano galva tokios kainos, žinokit, čia iš tikrųjų, čia sovietinis traktorius, tai aš nežinau. Tai gerai, viso gero tada. Tai viso gero tada, gerą vakarą, Štuka 8 šitą gaidį, seniai. Kas perka tokį šudaną, seniai, už štuką 8, čia realiai tokios kainos?